Sveiki, su jumis sveikinos aš, Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Su šiuo žmogum, kurį pasikviečiau šiandien į kamantinėjimus, esu perplaukęs Baltijos jūrą. Plaukiu ir toliau per renginių scenarijus ir visada smagu su juo dirbti kartu. Tai yra Mindaugas Stasiulis, sveikas atvykęs į kamantinėjimus. Sveikas gyvas, gerbiamas Kamantinauskai. Parašiau tau 34 klausimus. Tai mes turim 6 valandas. Yeah. Aš mėgstu, kaip sakiau, išsiplėst, tai visko gali būti. Kaip gražiai pasakėjai. Aišku, mes ten, tokį kampą Baltijos jūros, bet vis tiek pro Rusijos federaciją plaukti nėra taip paprasta. Bet čia, ko gero, geriausias būdas pažinti žmogų. Labai smagu buvo. Mes plaukime iš Klaipėdos į Gdanską. Ir labai gerai praleidom laiką. Su pasiekmėm. Žiauriai gerai. Dabar jis negali. Ne, bet tu gali lipti laivą po šito plaukimo? Galiu, bet ne viską galiu pasakoti. Kaip faina yra kažką daryti, kai ne viską gali pasakoti. Ja. Tai likite įsijungę, papasakosim apie įvairias keliones. Labiau pasakos Mindaugas, taip kad pradėkime. Įsivaizduok, tu patenki į situaciją, kurioje kažkas įvyksta. Kas buvo neplanuota, kas buvo neaišku ir visa kita. Ir ką, vieni žmonės sudega, užsidaro, pasimeta, užsiketa. Kas gali būti ir man ir yra turbūt kažko panašaus buvo, kur visiškai baltas lapas atjungia tave, nes tu nebežinai, ką daryti. Ir tada ta tokia, reiškia, kur ateina šviesa kažkokia, taip stovi, dabar galvoju, viso gero, sudie, likit sveiki, baigiu savo karjerą, žinai. O ką be šitos veiklos dar tu veikiai, būdamas mokinys, kokius būrelius lankai? Matau, kad, reiškia, tu nežinai, ką reiškia gyventi periferijoje. Aurimai, kokius būrelius, ta prasme. Kai vyresnėse klasėse, jau po pamokų grįždavau namo, sėsdavau į traktorių ir su tėvu važiuodavom kažką daryti, nes mano tėvas vairuoti normaliai nemokėjo. Tai aš, dirbdavau dalykus. Ką esi išbandęs tokio, ko nežino tavo mama? Man atrodo, kad adrenalino aš tiek gaunu, kad realiai aš galėčiau dar, nežinau, sakau, į skarbonkės pilstyti ir pardavinėti adrenaliną atskirai, žinau. Tai išmokai tango šokti? Žinai, Stelmužės ąžuolas būtų aukščiau šokių turnyro lentelėje, nei aš. O iš savo patirties, ką pasakytum tiem patiems studentam, ko tikrai nedaryti? Mažiau sakyt kągi renginio pradžioje. Jeigu tau kas duotų dabar 1 milijoną eurų, mestum savo darbą? Kiek čia man reikėtų metų, kad uždirbčiau atgal? Daug reikėtų metų. Tai kiek kainuoja Stasiulis? Čia dabar turbūt visiems parūps tas klausimas. Konkrečiai neįvardinsiu, bet aš dabar galvoju, kad nedaug. Reikėtų imti daugiau. Prisimeni savo pirmą vestą renginį? Jo, matai, jų vis skirtingų yra visokių mokykliniai, kaip ir nesiskaito, bet iš to entuziazmo, kai tave stumė, tu varai, okei. Aš iš vis galvočiau, kad su scena susipažinimas prasideda ten nuo skaitovų konkursų, kur aš varydavau, nuo šauniausių moksleivių konkursą. Vis tiek tu gauni išbandymą, ypač kokiam nors šauniausių moksleivių konkursą, kada tu esi scenoje ir jau pradedi improvizuoti, suktis, kad nesudegtum, ar ne? Arba, numirsi arba liksi gyvas, žinai, ir laimėsi arba nelaimėsi. Taip, tada mokykloje kaip ir neskaityčiau, bet studijuodamas universitete, taip, aš patekau kažkaip į studentų atstovybę, nes faina būdavo ateiti į švarę vietą iš savo bendrabučio kambario, žinai. Švaru, šilta, saldainį ant stalo būdavo, ten kavos pasidarydom, žinai, ir darydom dalykus. Aš buvau kultūros skyriuje ir mes organizuodom renginius visokius. Ir netgi tokius, gan didelius, kur tipo pilnas pepsizetas būdavo. Atsimeni tokią vietą gal? Ne, žinai, čia prie Pedagaiškos būdavo tokia vieta. Ten, nežinau, tarkim 1000 arba 1500 žmonių mūsų renginyje visai nice. Ir organizuodom ir aišku, aš eidavau į sceną. Tai jo, studentų laikais jau buvo ir tokių rimtesnių renginių, o pirmas toks už
gal net už pinigus, kurio į įmonės renginį. Geras, netgi puikiausiai atsimenu ir karts nuo karto, kai dabar praeidamas pro Janulevičių, kažkaip pasakau sveiki, gal jis turbūt manęs nepažįsta, nes Baltic Optical Disc renginy pirmą kartą buvo pakviestas, nes turbūt užgėrė kažkoks vedėjas tuo laiku, nes mane pakvietė po piet ir aš vakarė jau po 3 valandų buvau pas juos. Aišku, apsirengęs taip keistai, kažkoks megstinių, švarko neturėjau, kažkaip neradau jokio švarko, žinai. Ir aš taip sukausi, jie žiūrėjo, kas čia vyksta, iš kur tas žmogus, įsivaizduoju, kad eina į tavo įmonės renginį, nu, tai jų įmonės, reiškia, viduje vyko, kažkoks bičas ir kažką šneka. Ir man visai neblogai sekės, bet aš ten taip varčiausi. Tai ten už tos 200 ar 300 litų, tai buvo pirmas renginys kaip profesionalo karjeroje, man atrodo, atsimenu. Žiauriai buvo sunku. O kalbant apie mokyklą, ne, ir apie tuos mokinių tarybą, turbūt skaitovo konkursus. Pas negaliu būti mokinių tarybos, nes mano klasėje aš mokiausi, kaime būti 4 mokiniai. Rimtai? Kokia ten taryba gali būti? Bet vis tiek, ką norėjau pasakyti, kad visi scenos žmonės ar renginių organizatoriai, ko gero, ir mokykloje buvo tie aktyvistai, kurie organizavo, vedė, dalyvavo šauniausio moksleivio rinkimuose ar kitoj aktyvioj veikloj, studentų atstovybei. Tai o ką be šitos veiklos dar tu veikiai, būdamas mokinys ar vaikas? Kokius būrelius lankiai? Kur skleidės tavo talentas? Matau, kad, reiškia, tu nežinai, ką reiškia gyventi periferijoje. Aurimai, kokius būrelius, ta prasme. Aš kai vyresnėse klasėse, jau po pamokų grįždavau namo, sėsdavau į traktorių ir su tėvu važiuodavom kažką daryti, nes mano tėvas vairuoti normaliai nemokėjo. Tai aš, dirbdavau dalykus. Geriausia atveju, jeigu jau nesugalvoja tėvai darbo kokio nors fizinio po mokyklos, o vis laik sugalvodavau, netgi žiemą. O nesakau, kad ten, žinai, klumpės reiškia drožt arba ten vyžas pint, ne taip, nebe tas lygis, bet nes tiek, ta prasme, darbo stovykla, auklėjimas darbo, tai buvo vis laik. O, tipo, žinai, pas mus tam tikrų metų dar prie mokyklos nebuvo net salės sporto normalios, ta prasme, kur kažką galėtume normaliai žaisti. Tai net kažką negali pažaisti, būdavo nusistumdom sniegą, žiemą žaidžiam, tai yra visiškai siaubingi dalykai. Ten tenisą paloždavom, bet tiesiog nebuvo jokių būrelių, man atrodo. Supratau. Žiauriai keista. O periferijoje pravardės būdavo, tu turėjai kokią pravardę? Tipo, ten pagal pavardę, gal kokią nors ten Staska, gal kažką, žinai, tipo, bet kad ir pas mus net pravardžių nebūdavo, supranti. Na gerai, o kas tada bendro tarp Stasiulio ir Donelaičio? O, tai čia kitas dalykas yra. Bet ką turėjau, žinai, tai gyvendamas, tarkim, kai tu gyveni periferijoje, visą laiką žiūrėdavai tą, žinai, horizontą. Kas ten yra, žinai, ten, kas darosi už jo, žinai. Įsivaizduodavau, ten prisigalvodavau, meluodavau draugams apie savo pusbrolius, kuriuos turiu Šiauliuose ir Klaipėdoj, kurių neturėjau, ta prasme. Čia vaikystėje, pirmose klasėse, žinai. Nes visą laiką, tipo, norėjusi spaust iš ten, ta prasme, kažką daryti, su visa pagarba, žinai, ten namams ir viskam, ir berželiui, svironėliui, prie šulinio svirties. O tai čia kuriam kaime bus iškaba? Čia gyveno ir augo Mindaugas Stasiulis. Telšių rajone Pupinių kaime, bet karts nuo karto neteisingai žmonės prašo, kad ten gyvena dar ir moteris, kuri valgo smėlį. Ji gyvena šiek tiek toliau, taip kad... O jūs pažįstami? Kažką esu ten matęs. Kažkada laidoj buvom pasikvietę prieš milijoną metų. Kiek suvalgęs smėlį? Kai aš apkaltinau, kad mano tėviškė bando suėsti. Tai grįžtų namo, nebėra tėviškės mano. Ir, žinai, kur būna žemininkų karta be žemių, tai aš toks... Jo, tai, iš kur ten kas bus, o lentelė, būtų gerai, kad ta lentelė, žinai, vėliau. Norėtum šiaip? Ne, gal nereikia. O apie Donelaitį, turi istoriją? Be abejo, dėl to, kad aš atvariau studijuoti filologijos, lietuvių filologijos ir, tipo, pirmam kurse, kurio yra senoji literatūra, nėra mano mėgstamiausio, iš esmės, rašytojo, žinai, tu bent jau tų senųjų laikų lietuvių. Nesupratau, žinai, kažkaip ten išėjo, kad biškį programą dėliojo į nėra Donelaičio, kas iš esmės yra... žinai, išpažinti katalikybę, nežinant, kas yra Jėzus Kristus, come on, nėra Donelaičio. Ir aš iš to kažkaip, ir tai pykčių ir pagarbos jau atsirado, kažkaip tada tik mailai atsirado, bet aš prisiekiu, dievaži, buvo Donelaitis @centras.lt ir kai atsirado Gmailas, iškart čunkt į Gmailą, žinai. Ir pasivadinau jo, tipo, kažkaip taip, Donelaičiu kažkodėl. Tai gerbėjai dabar siūs tau laišką. Ne, viskas į spamą jis vis tiek į spamą, viskas jis.
O buriavimas, kas tau yra? Adrenalinas? Ar... Jo, žinai, ilgą laiką išgyvenau tokią pomėgių krizę. Niekas man neįdomu. Tarsi, žinai, užsikabliuoju, ten, žinai, badmintonas, ten, žinai. Tu tiek užsikabliuoju badmintonu, kad tampi, žinai, badmintonų sąjungos, žinai, prezidentė. Aš nieko, žinai, su alum pažiūrėt Kašį, nice, Žalgiris, bet ar čia hobis? Ne, prasme, ne apie tai. Ir kažkaip ten, Hebra, kur tada mes su tą pačią Hebra ir plaukiam, pradėjom kažką, iš pradžių kažką mažų laivelių su reiškia, optimistų, su lazeriu, žinai, prasme, mažų, kur Valungevičiūtė plaukė, žinai. Kažką paplaukėm biškį, žinai, pažiūrėjau, kaip ta būrė veikia, bet ir to iki galo nepatiko. Ir tada, aišku, Amberseilas, tipo, susimetam pinigų, varom per Baltijos jūrą, varom į Gdanską, žinai, arba ten Visbį, žinai. Kodėlgi ne. Ir tas, žinai, ta audra, ta garsioji, kur mes plaukėme, ir tas kolegų skrandžio, reiškia, išsilaisvinimas, žinai, ir mano atsilaikimas kažkaip tuo metu man davė tokį ženklą, eik tu savo, neįtikėtina, prasme, kai tu esi užsiparinęs nuolat lekiantis, skubantis, tu sėdi ant borto, to prasme, ten krenuoji, žinai, žiūri tas bangas ir tu nieko negali pakeisti, prasme, tu niekiek nekeiti aplinkybių, nėra jokių, gal grįžtam, gal nereikia, užteks man šito cirko, žinai, prasme, tu turi dabar čia būti, žinai, ir stichija tave yra paėmusi. Tai man šitas labai patiko. O po kelių kelionių tu įsigijai jau savo jachtą? Kažkaip keli metai, tai mes paburiuodam su Hebra, žinai, ten ir įgulą turėjom Kirkės, su kuria dabar jau kažkaip tik sustinkam, krante Nidoj, žinai, šalia laivai stovi, tai mes ten jau, žinai, dešras kepam ar dar kažką, bet nedaugiau. Tai kažkaip atėjo poreikis, kai supratau, kad galbūt jau norėčiau pats valdyti laivą. Nes ten yra, tik visas ūkis turėti laivą, žinai, sustvarkyti, visą kitą. Ne tik plaukti, bet ir būti jame yra dar kita gyvenimo dalis. Ir mes prieš 3 metus turbūt su Milda, su mano žmona, tada dar ne, varėme į Balį, skridome į Balį ir tai kažkaip šnekėjau, ką reikėtų padaryti, man buvo metų, žinai, ką reikėtų padaryti, kad padaryčiau kažką, ko nedrįstu daryti arba ko man nereikia, nes aš toks gan racionalus žmogus esu, žinai. Iš kalbu apie tą laivą, sakau, tai darom, žinai, aš plauksiu su tavim. Ir žiūriu jau, pavasarį suskambinau ir atidavė, žinai, mažą raktuką tą. Kolega pardavė laivą ir viskas, ir turiu. Bet klausyk, šiaip vyrai nelabai mėgsta moterų į laivą. Kodėl? Tai čia yra tų senosios ir nesakyčiau, kad pačios garbingiausios, ne tai kad buriuotojų, bet gal tokių tų vadinamų mariakų kartos, žinai, tarsi posakiai ir pasisakymai. Dėl to, kad visi tie dalykai einu į jūrą, žinai, kai ir sako, buriavimo gurų, reiškia, Dovydėnas yra, netaisyklingos fazės, niekas neina, tai yra rusiškas žodis, idėjom morė, tipo, mes plaukėm, laivas, žinai, jis plaukė. Taip kaip ir, žinai, ten, tipo, moteris laive, žinai, ten, tipo, žinai, babo, zaruliamba, žinai, kur būdavo anksčiau, tai prasme. Siaubingi dalykai ir dabar įgulose, žinai, Amberseilė, dabar vyksta Volvo Ocean Race'as, plaukia moteris ir visą kitą. Ne dėl to, kad taip reikia kalbėti, bet tiesiog smagiau yra, kam tai paversti tik vyrišką pramogą, vyriškų pomėgių, jeigu tu gali daryti su savo antrąją pusę ir nuo to turėti visiems džiaugsmą. Nereikės tau pabėgti nuo antrosios pusės. Jeigu kažkam blogo, gali į apačią miegoti, kam gera sėdi, žinai, viršuje ir viskas. O daug paslapčių palikai jūrai? Jūrai? Aš jūrai, kadangi dar tada po to varydom su tikrai žiauriai faina Hebra, visiškai iščiuožusi Hebra į Karibus, dalyvauti regatose, kur visko labai daug ir daug linksmybių, bet daug darbo, daug gerų pašnekesių. Galima sakyti, tam tikrą prasme taip, ir jūroje ir krante žiauriai daug emocijų iškračiau, nes tai būdavo tokie gan sudėtingi laikotarpiai, tas žiauriai padėjo būti. Kur tu? Grįžti jau nori ramybę, žinai. O neseniai buvai Argentinai, ką ten? Žinai, kai prodiuseris Laurinas Šeškus pasakė, kad su TV3 darysim ir darom tokį reikalą, tango projektą, tangomanai, ir tipo varom į Buenos Aires, žinai. Čia tas kaip bairis, televizijos dažniausiai tai būna, vis tiek čia pat filmuojam. Tai kur filmuojam? Tarandėj, ar, žinai, ten kino klasterį, ar Kompenzoje, ar dar kažkur, žinai. Kaune geriausiu atveju dar ką nors esam filmavę. Ta prasme, į Buenos Aires, į Argentiną. Žiauriai fainas, didelis projektas. Vaidas sėdi prie kameros, kuris ten buvo. Tai yra kosmos, yra gyvenimo kelionė, gyvenimo darbas, 2,5 savaitės tokių dalykų, kur tave tiek prikemša visko,
kad tu, nežinau, per kokį laiką tą gautum. Buvo žiauriai faina. O mes su Gianluca, kadangi varėm, aš buvau kaip laidos vedėjas, o Gianluca buvo dar tas partneris, su kuriuo mes pakeliavom. Kiek tik galėjom, tiek pakeliavom po Argentiną. Nu tai žinai, ar ten į Guazų kriokliai, ar mes ten nuvarome tada į Patagoniją pačią apačią. Aišku, ten turim tik 1,5 dienos, lekiam, skubam. Mes tokį bandėm dar kelionę truputėlį pafilmuoti, kaip pabandymui. Nu tai geriau būti negali, žinai. Kolegos eina ruošti, žinai, šok tango, mes 3 valandą, jie jau eina miegoti ir kažką, mes 3 valandą bėgam, žinai, lekiam, skrendam, važiuojam į oro uostą ir skrendam į Ušają, žinai. Žiauriai gerai. Tai išmokai tango šokti? Ne, žiūrėdavau. Šokis yra tas, kas yra riba man. Aš ten prie virtuvėje, prie spintelės, okei. Bet žiūrėk, tave vis bando prisivilioti. Beje, man kažkurio metu sako, gal tu šokti vis dėlto nori. Ne, dar aš neturiu choreografinės atminties, plus judu, žinai, Stelmužės ąžuolas būtų aukščiau šokių turnyro lentelėje, nei aš. Ne. O Justinas Jankevičius, kas judu suparavo? Anksčiau, pažįstami, viskas, sakė, jo gero vakaro šau, kai prasidėjo pats konceptas. Taip atsitiko, kad prodiuseriai turbūt sugalvojo, kad Justinas buvo kaip pradžia, nes jis darė prieš tai pasikalbėjimus ir visiems buvo aišku, kad čia viskas ok. Ir tada, man atrodo, kad ten ilgai niekas neieškojo. Pasiūlė man, mes kažkaip tai pasižiūrėjom viens kitą, nelabai supratom, ar čia sugebėsim, žinai. Nesakėm, ar nesugebėsim, bet tai pagalvom, žinai, ar užteks čia mums vietos su savo, žinai, tokiu ego į tą oazę Kauno įlyst, kuri nėra maža, žinai. Iš pradžio, kol pasitrynėm, visai pripratom prie viens kitą ir dabar jau, žinai, keli metai yra fantastiški dalykai. Žiauriai gerai. Justinas tai turi daug ten labai sekėjų. Tu norėtum būti garsus? O, kaip jis? Ne. Tada su visais reikėtų eiti, reiškia, klausyti ir komplimentų, bet tuo pat metu ir kritikos. Tai aš renkuosi viduriuką. Neieško tiek daug sekėjų. O šiaip tavo nuomonė, dėl ko niekados nederėtų juokauti? Matai, yra kontekstai, kur tu negali juokauti. Taip visuotinai priimta, kad, tarkim, televizijoje, kai tavo auditorija yra tokia bendra, nuo vaikų iki vyriausių, ir tai nėra segmentuota, tu negali segmentuotų bairių pasakyti, nes juos girdės visi, ar ne? Tada tu vis tiek turi laikytis visų įmanomų taisyklių, nuo žmogaus teisės liečiančių klausimų, rasizmo, seksizmo, ypatingai seksizmo dabar, nes dabar, tik pasakyk, ką nors, ta prasme. Moteris laive, tai čia bėda, ne, kur, bet mes dėl to ir išjūkėm tą stereotipą. Iki, žinai, genocido visokių klausimų, iki holokausto klausimų, nors yra daug anekdotų apie tą patį holokaustą, ar ne, bet kaip sakoma, ta tema gali juokauti tik patys žydai, ar ne, kaip jie sako. Bet jie kartais pajuokauja, bet čia yra toks, šiurpokas reikalas, iš tikrųjų šiurpokas reikalas. Tam tikrose vietose, man atrodo, yra privaloma juokauti, dėl to, kad tai padeda žmogui išsilaisvinti. Žinai, tas toks tipiškas mokyklinis pavyzdys, žinai, Balys Sruoga, ar ne, jis yra Štuthofe, žinai, Štuthof ir jis sugeba vis tiek juokauti, nes tai yra galimybė išgyventi, iš esmės, per ironiją kažkokią. Aš manau, kad galima beveik visom temom, nuo onkologinių ligų iki kažko juokauti, bet reikia labai labai aiškios auditorijos. Arba tai gali būti tik vienas klausytojas, o jeigu jau yra milijonas klausytojų ir žiūrovų, reikia varyti kažkokį tokį mainstreamuką, per viduriuką kažką tokio. O tai karjeroj turėjęs tokių išsprūdusių frazių, kurias norėtum iškirpti? Ne, matai, aš šitoj vietoj kažkaip stengiuosi racionaliai pagalvoti. Kartais, žinai, apima tas toks noras, dabar pasakysiu. Arba tie paustai žmonių, kurie papaustina kažką arba pakomentuoja, tu matai, kad tai yra, žinai, 12 nakties, 5 ryto, 3 ryto. Tu supranti, iš kur jie atsirado, žinai. Žmogus įgavo dėl kažko drąsos ir parašė. Ir akivaizdu, kad kitą dieną greičiausiai jis, tikrai, būdamas blaivios sąmonės, to nerašytų, žinai. Tai aš ten nežinau, kai yra koks nors vakarėlis, tai tikrai ne. Gal tada parašyčiau, bet tada būtų, žinai, pobaisiai. Mario Basanov, žinai, pavyzdys. Taip, kur sakė, kad kažkas parašė už jį, atvertęs jo kompiuterį, žinai, apie homoseksualius žmonės ir visą kitą, žinai, kur jis tai auditorijai groja. Tai jis dingo iš gyvenimo tiesiog 3 metam iš tarptautinės arenos, ar 5, gal ir 10. Reikia rinkti žodžius, žinai. O kas yra tavo auditorija? Pažįsti savo auditoriją?
Aš tai įsivaizduočiau, kad auditorija, kurioje man patinka, tai nėra kažkokia labai tokia išranki, nesakau, kad nesofistikuota, bet paprasta, faina auditorija, žmonės, kurie mėgsta būti linksmai, būti atsipalaidavę, būti atsipūtę. Niekada negalėčiau žinoti ir tu niekada manęs nekvieti į renginius, kuriuose reikia konferenciją, pristatyti kažkokį tai rimtą apdovanojimą. Galėčiau ir į tokį nuėti, bet noris kažką pridėti, tai supranti, kad negalima, ar ne? Tai auditorija, kurią aš išsigryninau, turbūt labiausiai dirbdamas M1, daugybę metų, 11 metų ryte, per M1 ryto šou, faini, kad ir nuo vaikų iki ten, nežinau, PM kelių šiam metų, žmonės, kurie supranta bairį, kurie yra linkę bendrauti, kurie galbūt yra šiek tiek drovus, bet kai tu juos atidarai, nes natūraliai prie jų prieini, be arogancijos, tarsi labai draugiškai ir nuoširdžiai, jie atsidaro ir tampa fainai žmonėmis. Kaip ir renginiai, žinai. Pasižiūrėjai, visi atrodo tyliai sėdi, žinai, barška šakutis ir viskas, bet praeina kažkiek laiko ir tu juos pradedi atidarinėti. Tokie, žinai, žmogiškieji konservai, žinai. Atidarai ir, puikus. Austriam bent jau. Austriam, ne, bet ten viduje, žinai, nuostabus dalykai. O atrodė žmogus toks, žinai, uždarytas į dėžę, sėdi prie stalo, ar ten stovi ir nežinia, kas su juo bus. Tai atidaryti, įeiti juos, nebūti pasikėlusiam, būti fainam, yra mano tikslas ir ta auditorija tada tokia yra, aš sakyčiau. Beje, Austrių atidarimo workshopas bus balandžio 5-6 mano organizuojamam didžiuliam renginy, didžiausiam Baltijos šalyse, skirtam renginių industrijai, profesionalam ir entuziastam. Atvyksta iš Kopenhagos Austrių šefas, kuris workshopo metu mokys jas atidarinėti ir kurs įvairius receptus su greipfruktais, apelsinais ir marinuotais rožių žiedlapiais. Kviečiu aš ir tave į tą renginį, nes mes kalbėsime ir apie vestuves, konferencijas, korporatyvinius renginius, sporto renginius, viešus renginius. Tai bus didžiulė išties verta 2 dienų dėmesio fiesta apie renginius, apie jų evoliuciją. Duosi renginių, pakviesi, tada ateisiu. Be abejo, ten pažinsi galbūt ir savo naują auditoriją. Savo užsakovus pamatysi. Taip. Galbūt, bet jo, gera ta tavo konferencija, gerai sakai, bet man dar tokia mintis atėjo, kad aš esu kažkada sužinojęs iš renginių organizatorių, kad jie specialiai kai kurių vedėjų, čia su manim buvo susiję, žinai, nesiūlo arba pasako, kad jie užimti, arba pasako nesąmoningą kainą užsakovams, nes turi savo vedėjus, kurie, ir kainelę paderina ir tiesiog su jais kur kas paprasčiau. Tai dirba ne tik organizatoriais, bet ir prodiuseriais. Jo, dirba prodiuseris, bet ir tokiais, žinai, tokiais pagalių kišėjais, nes kažkam renginį, ir tai yra nekartą buvo, ar tai iš HR kažkas, ar iš administracijos prie, sako, blemba, norėjom renginį pasikvies, bet ten tie keli, pasakė tokią sumą, kur aš tarsi sakau, taip, žinai, pažvengiau, sakau, prie ko čia. Ir tada sužinojau, kas tą daro, nes, yra keletas nuostabiųjų, kurie taip daro. Gal, wow, kaip nerealu pasakyti, kad Stasiulis kainuoja tiek, nors kainuoja ten 3 mažiau, ir aš apie tai plus dar nežinau šitą dalyką, žinai. Tai... Bet nežinau, kodėl aš tai pasakiau. Tai kiek kainuoja Stasiulis? Čia dabar turbūt visiems parūpstas klausimas. Konkrečiai neįvardinsiu, bet aš dabar galvoju, kad nedaug. Reikėtų imti daugiau. Aišku, kadangi aš dirbu tik su mokesčiais, nevagiu iš valstybės, plus aš esu normalus žmogus ir turiu darbą. Aš turiu darbą. Tu turi darbą? Ai, tu turi darbą. Aš visada turiu darbą. Tu direktorius. O aš dirbau TV3 visą laiką ir dirbu. Aš negaliu be darbo, nes tada bomžu tapsiu. Kas tau tavyje labiausiai patinka? Kartais būna, žinai, žiūriu veidrodį ir galvoju, kas čia per žmogus to, šiaip nėra tau tokių, galvoju, kas čia per nosis, kas čia per ausis tokios, kas tu toks esi, žinai, klausiu savęs. Aišku, kartais tai būna, tikrai, šeštadienį, tarkim, naktį, žinai, bet būna toks, žinai, eini iš tuliko veidrodį, žinai, ir žiūri save. Ir tada pagalvoju, kad, nieko gero, bet galvoju, kažkaip aš moku kažkaip ir praplauk, žinai. Prasisukt, aš kartais einu į kažkur į nežinę, žinai, į tamsią jūrą, plaukiu ir galvoju, baisu, bet įdomu, kuo tai baigsis. Ir dažniausiu atveju baigėsi vis tiek gerai. Tai man patinka, kad netikėtose situacijose, šiuo atveju konkrečiai turbūt kalbant ir apie darbą, renginius, ar televizijos laidas, mane kažkas išgelbė. Gal tai yra improvizacija, nežinau. Reagažas į situaciją. Improvizacija nelengvas žanras. Ar tai yra žanras, nežinau. Ar tai yra kažkoks gebėjimas, duotybė tam tikrą prasme.
nenoriu čia pergirti savęs, sakydamas, kad aš gerai improvizuoju. Ne, bet kad tai yra galimybė išsigelbėti, išsisukti. Įsivaizduok, tu patenki į situaciją, kurioje kažkas įvyksta. Kas buvo neplanuota, kas buvo neaišku ir visa kita. Ir ką, vieni žmonės sudega, užsidaro, pasimeta, užsikerta. Kas gali būti ir man, ir yra turbūt kažko panašaus buvo, kur visiškai baltas lapas atjungia tave, nes tu nebežinai, ką daryti. Ir tada ta tokia, reiškia, kur ateina šviesa kažkokia, taip stovi, dabar galvoju, viso gero, sudie, likit sveiki, baigiu savo karjerą, žinai. Ir pukšt ateina kažkoks daiktas tavo į galvą. Ateina sprendimas ir tu kažką pasakai ir išvažiuoji. Nesakau, kad tobulai, bet išsisuki, supranti. Transliacijoje techninis dalykas, renginy kažkas nutiko. Šaunant ferverkus per didžiausio prekybos centro gimtadienį, dingsta elektra, ta prasme. Mikrofono nėra, latviški ferverkai, vandens ir tikri ferverkai, kur šaudo už daug tūkstančių, dešimčių tūkstančių neveikia. Stovi keli šimtai ir tūkstantis žmonių. Nu, va, tokių situacijų, kur tu tada pradedi imtis keistų dalykų, kažką darai, bet darai, žinai, o nesustoji vietoj. Ar tai duotybė, ar tai yra įmanoma išmokti? Pavyzdžiui, jeigu būtum dėstytojas studentam, kurie mokosi būti renginių vedėjais, kaip tu juos mokytum suktis tokiose situacijose? Tai va, neaišku, man atrodo, kad tu turi tai turėti, kai pradžioje sakėm, kad tie, kurie buvo aktyvus mokykloje, vaikystėje, kur, žinai, sakė eilėraščius ant kėdės, iš kurių tyčiojasi, žinai, nes jie ten nuolat kažkur eina, žinai, o mažiau sportuoja, o daugiau šneka ir šoka ir dainuoja. Jie vis laik troško tam tikro dėmesio, galbūt tai yra kažkoks sceninis narcisizmas, gerąją prasme, ar ne, bet jie yra išsiugdę tą mazochizmą būti scenoje ir žinojimą, kad tau kas nors gali nutikti. Nes aš žinau, kad aš išsisuksiu, supranti. Pagrindą turi turėti, man atrodo, tai yra įgimtiniai arba įgyti, bet nuo pat kažkaip vaikystės dalykai, kuriuos tu gali tobulinti, žinai, ištobulinti tiek, kad šakės. Nu, pavyzdžiui, kitas dalykas yra, kartais gali tą ir apsigadinti, nes mano galva esu tikrai įsitikinęs, kad, o nesupykit, gerbėmiai aktoriai, nemaža dalis aktorių, labai keista, bet beveik nemoka improvizuoti. Arba labai prastai improvizuoja. Nes jie viską išmoksta. Būna renginys, pavyzdžiui, kas su kažko šneki. Tai, perinam tekstą, pasikartojam tekstą. Tekstą, tvarsime, palauk. Taigi tu žinai, ką tu turi pasakyti. Įmonės vadovą pasikviesim, biškį pajuokausim, tada aš pristatau tada. Ką, čia mes skaitysim šitą tekstą? Čia scenarius parašytas, o viešpatė. Scenarius yra mano ir priešas, ir draugas. Priešas dėl to, kad aš jeigu pradėjau žiūrėti scenarių, mane atjungia smegenis. Aš nebegaliu improvizuoti. Arba aš skaitau, o taip, arba aš tada turiu padėti lapą į šoną, žinai. Tai tame ir esmė yra. Ir, pavyzdžiui, aktoriai netgi mokydami, atrodo, etiudus darydami, improvizuodami, dažnai perina tą situaciją, kad aš turiu būsiu profas tik tada, kada išrepetuosiu gerai šitą dalyką, įsiskaitysiu ir padarysiu. Ir tai jiems irgi atjungia smegenis dažnu atveju. Aš esu pastebėjęs. Bet matai, jiem improvizuoti reikia tik tada, jeigu scenos partneris pamiršta tekstą arba jis pats pamiršta tekstą. Jo, tada tai. Bet jo, nes viskas yra surepetuota, sugalvota ir padaryta. Taip. Tai vis tik, jeigu rinktum kursą, tą tokį svajonių top 10 geriausių ateities renginių vedėjų, kaip tu atsirinktum talentus? Aš neatsakiau tavo klausimą apie tarkim, studentus. Pirmiausia, vis tiek imčiau tos labiausiai, kad ir kaip gali užknis, bet vis tiek labiau egocentriškus žmonės ir žmonės, kurie trokšta šiek tiek dėmesio, nes tada su jais kažką vis tiek gali daryti. Tada atsijosi, jeigu per daug ego scenų yra amen, nes tada tas žmogus viską suka tik apie save, jis yra ašis, o tai nėra gerai. Tai esi tik elementas, kuris sujungia. Jeigu tas žmogus sėdė kažkur, atsisėdęs va taip kampelyje ir sako, kaip man tapti gerų laidų vedėjų ar gerų renginių vedėjų, be šansų. Aš dar neseniai apie tai pagalvoju. Ne. Patikrink tokį žmogų kompanijai, kai yra daugiau žmonių. Ar jis bus tas pirmas, kuris kažką pasakys, ar kuris pasakys gerą žodį kažkam, pajuokaus kažkam, žinai, kompanijai kažką atneš, kažkam vyno įpils, jeigu jis yra pilnametis, žinai. Jeigu tas žmogus nesima iniciatyvos, iš jo nebus, ta prasme, nieko, dėja nebus. O šiaip norėtum būti dėstytoju? Jo, norėčiau visai. Tik mano galva yra toks chaosas, kad aš nežinau, nuo ko pradėčiau ir kuo baigčiau. Kas man sudarytų tą programą, dėstymo, kokius dalykus reikėtų pasakoti, neįsivaizduoju. Tai privačią mokyklą jau praktiškai reikėtų geriau. Jeigu reikėtų taip, tai aš būčiau toks Valdorfinis labiau, kur tipo, neaišku, kaip viskas prasideda, žinai, neaišku, kuo baigėsi, bet tu turi gerą pokalbį.
Jo, man patiktų, nes man atrodo ir patirties yra, ir žinai, faina dirbti su jaunimėliu, kurie kažko nori. Tiesa, esu buvęs net keletą kartų, žinai, kur būna renginių industrijas ar kažkas ten yra, šou verslo industrija ar kažkas, neatsimenu, kaip vadinasi tie kursai. Industrija, skamba, sėdi, žinai, 120 žmonių ir tokie. Klausiu, Hebra, ar jūs dirbote kada nors asistentais renginį, žinai? Pakelė ten 4 žmonės iš 120 rankas. O jie prieš tai manęs klausia, kaip ten tapti renginių vedėjų ir visą kitą, žinai. Jie net nedirbė asistentais, nepabuvę renginį, nepamatė, kas tai yra. Ir jie nedirbs renginių, reiškia, industrijoje ir pramonėje, nes tarsi jie sėdė kaip pelytės, juos pasodino tėvai arba jie patys, pabaigs, gaus savo niekam nereikalingą diplomą ir viskas. Akis turi degti, supranti. Labai didelė renginių industrija, tai yra ir renginių organizatoriai, ir visos lokacijos vietos, restoranai, maitintojai, padavėjai, techninis personalas, viešbučiai, apgyvendinimas, muzikos festivaliai, parkai, kultūros skyriai, miesto šventės, tai yra visi korporatyvinių įmonių personalistai, kurie atsakingi už savo personalo renginius, marketingistai, kurie eina su renginiais į klientus, partnerius, tai yra Coacheriai galų gale, jo, visi... Vedėjai tie patys, muzikantai. Jo, matai, bet reikia tada būti biški tokio kamantausku, žinai. Žiūrėk, tu, Aurimai, visai kitaip žiūri tą reikalą, tu žiūri globaliai ir labai plačiai ir profesionaliai. Daugeliu atveju, jeigu mes apsiribosim, žinai, renginių vedimu, kad išnuomojam rąstinę sodybėlę, pasikviečiam 2 muzikantus, ar ne, kurie gerai groja šlageriukus ir kažką, žinai, dar pripučiam balionų, tuo ir baigsis. Bet jeigu mes mąstom labai plačiai, iš tikrųjų tada tai gali tapti industrija, nes pinigų šitoje vietoje tikrai yra labai daug ir jų galėtų būti dar daugiau, nes įmonės būtų suinteresuotos investuoti tai. Žmogus, įmonės darbuotojas, pajautęs gerą vakarėlį, pabuvęs geram vakarėlį, išmokęs, pamatęs, gavęs kokybišką pramogą, gerą maistą, gerą aptarnavimą, tarsi jis bus žiauriai laimingas ir lauks to renginio. Mindaugai, yra pasaulinė jau tendencija, kuri ateina ir Lietuva, kad darbuotojai, kurie uždirba didelius pelnus įmonėm, jie patys jau pradeda reikalauti, mes uždirbam, mes norim savo šventės, norim didžiausios scenos, geriausių vedėjų, geriausių atlikėjų, tai yra mūsų. Ir jie yra teisūs. Žinai, tie rekūrai su Stasiuliu, kai daro, ką žinau, normaliai mes dirbam, tikrai puikiai. Tai iš ties apie visus trendus, tendencijas kviečiu ateiti, padiskutuoti, įsitraukti, sužinoti į Revolution. Biletai kakava.lt, o daugiau informacijos tinklapyje wearerevolution.lt. Dar vieną dalyką atsiminiau, kai turėjom renginį, kažkaip tik prieš tai buvom užsiminę ir kadangi buvo tokio late night show, reiškia vakarinio show tematika, Aurimas jau organizavo ir kai, žinai, atvarau ir scenos 8 ar 9 muzikantai, žinai, kurie kaip vakarinis bendas, reiškia, prigroja, sako, Aurimai, iš kur jie yra, čia daug žmonių, žinai, tai reikia, tai bus, žinai, tas toks fainas dalykas buvo, kur nepagaili tam, kad scenarius būtų dar geresnis, nepagaili, žinai, nes reikia ir investuoti tai, bet tai jo, buvo, šitas man užstrigo žiauriai stipriai. Smagu. O iš savo patirties, ką pasakytum tiem patiems studentam, ko tikrai nedaryti? Mažiau sakyti, kągi renginio pradžioje. Ir viskas bus gerai. Nebijot reikia eiti žiūrėti. Aš manau, kad labiau pasakyčiau, ką reikia daryti, jeigu nori pažiūrėti, kas tai yra per sritis. Yra žiauriai gerbtina, jeigu tai gerai darai, nes specialybė tokia pramoga ar pomėgis būti asistentu. Uždirbi šiek tiek pinigų ir pamatai, kaip vyksta renginiai. Manau, kad 2-3 metai su geru organizatorium padirbti asistentu. Tu jau gali, žinai, eiti toliau, kuo nori ir vedėjų tuo pačiu. O kas yra blogiau? Patirti nesėkmę ar geriau niekad to nedaryti? Aš matai, esu iš atsargesnių žmonių, tai geriau sakyčiau, geriau nedaryti ir kad viskas būtų normaliai. Bet čia yra mano tas trūkumas, kur reikėtų nebijoti kažkokių naujų iššūkių, naujų dalykų. Tai aš manau, kad reikia racionaliai pasverti, bet rizikuoti reikia. Reikia nebijoti. O ką esi išbandęs tokio, ko nežino tavo mama? Šiaip gyvenime tokio kažko keisto. Aš esu pirmas, kuris atsisako
esu buvęs tik gal kartą Turkijoje ar du, nežinau, skristi, reiškia, su balionu, ne, su parašiutu, kuris pririštas prie laivo. Nors tai atrodo juokingai, paprasta pramoga, žinai, bet man jos nereikia, man neįdomu, žinai. Ne dėl to, kad aš bijau, kad nukrysiu, bet nereikia. Aš nešokčiau su guma prisirišęs, žinai, prie kojos. Čia jau baisu. Ir man šito išbandymo nereikia, man nereikia papildomo adrenalino. Arba ten, nežinau, važiuoti su Britva kuo greičiau ir patirti orgazmą pasiekus 200 km per valandą. No. Man atrodo, kad adrenalino aš tiek gaunu, kad realiai aš galėčiau dar, nežinau, sakau, į skarbonkės pilstyti ir pardavinėti adrenaliną atskirai, žinau. Ne. O tu darai tuo, kuo tiki, ar bandai tikėti tuo, ką darai? Ja. Labai ambicinga, sakyt, aš noriu būti savimi ir daryti, kas man patinka. Jeigu kas man patiktų, aš daryčiau, tu prasme, realiai turbūt dabar gulėčiau ant sofos ir žiūrėčiau pro langą. Beviltiškai, aš kartais toks tinginys esu. Dėl to aš tengiuosi patekti aplinkybės, kuriuose man faina, televizija, anksčiau radijas, renginiai. Tai sukelia stresą, ne? Bet yra malonu, tai yra gera. O kiek kontroliuoji tai, kas vyksta tavo gyvenime? Tam tikrų emocinių aplinkybių, aišku, kad galbūt ne, bet kai tu pasieki kažkokią ramybę ir fainą būseną, kuri lydi mane dabar pastaruosius keletą metų, tai tu galvoji, kad lyg ir kontroliuoji. Kol neišlenda, aišku, koks nors šetonas ir nesujaukia kažko. Tai žinai, nėra ramaus labai ilgo periodo, bet šitas periodas yra geras, tai tu savo priskiri, kad kontroliuoji. Tai kontroliuoji. O tu iš tų, kur spaudai kelis kartus lifto mygtuką? Ne. Man atrodo, kokia neurastenika, reiškia, nervingi žmonės tą daro. Nežinau, paspaudžiu, žiūriu, kas bus. Laukiu. Greičiau juk net važiuoju. O ką reiškia šitas, kad daug kartų maigai? Kas nors čia pagal Freudą vis tiek galėtų reikšti. Jo, būna tu kružai, tai kažkas, arba gal klaustrofobai šitą daro, tipo, greičiau atvažiuok ir greičiau išleisk mane iš čia. Nežinau. Ne, vieną kartą. O jeigu galėtum tapti pats savo draugu, ar norėtum tokio draugo? Žinok, su manim viskas nice. Aš, kadangi kartais nemoku taip kažkaip pasakyti aštriai tiesiai į akis, ypač savo geram kokiam pažįstamui, dažnai bandau prisitaikyti, bandau kažkaip išsisukti, bandau būti iniciatorius, inicijuoti, susitikti, šnekėtis, kalbėti, atsipalaiduoti, prasme. Tai, žinok, aš būčiau fainas draugas. O ką labiausiai vertini draugystėje? Matai, kai tas draugas jau yra draugas, tai tu tą kažkaip ir jauti dėl to, kad faina bendraut, yra apie ką pasikalbėti ir tu supranti, kad tai turi kažkokį ilgamžiškumo matmenį, kad tai truks kažkiek laiko, mažiausiai 10 metų, 15, nebent aplinkybės pakeistų. Tada tas yra faina. Ir dar yra faina, kad jeigu ir nesusitinki, kad ir pusmetį, kai susitinki po to laiko, jauties visiškai, easy, lengvai ir lengva rinkti žodžius. Vienas iš tokių draugų yra turbūt, kas žinote, gerasis D, reiškia, iš mano bendrabučio dar laikų iš kambario, su kuriuo mes sutinkam kas 3 metus, kas 2, dabar kai darom filologų sutikimus, reiškia, bičių, dažniau, gal per metus kartą. Tipo, sutikom po 2 metų. Normaliai. Toliau, žinai, kaip vakar viskas buvę. Čia, man atrodo, yra didelė vertė. Lengva, tada lengva bendrauti yra, nereikia nieko spausti specialiai. O šiaip yra renginys, svajonių renginys, kurį norėtum vesti? Gal Eurovizijos kažkada bus Lietuvoje? Žinok, priešingai žiūriu Eurovizijos vedėjus, tos tarptautinius, pavyzdžiui, kai vyksta tarptautiniai festivaliai, finalai. Ta prasme, jie yra taip įspausti į tą tikslų rėmą, ką reikės pasakyti ir tu pasakai tekstą, tada atsisuki į tą moterį, kuri čia yra, tada ta moteris atsisuka į, reiškia, partnerį, kuris turbūt turi būti juodaodis, ta prasme, nes, žinai, visiems reikia įtikti. Tada partneris atsisuka, reiškia, į homoseksualų vyrą, atsako jam, žinai, ta prasme, pagal visus standartus, žinai, kad atspindėtų visas lytis, visus įsitikinimus, visus seksualinius, prasme, reiškia, poreikius ir dalykus. Perspaustas, prasme, reikalas yra. Perspaustas reikalas ir tekstai yra tiek negyvi ir netikri, visiškai ne. Aš kiek pamenu, man didžiausią įspūdį paliko švedų Eurovizijos vedėja. Nepasakysiu dabar vardo, pavardės užkrito taip staiga, bet toks jausmas, kad jinai improvizavo, nors esu įstikinęs, kad jinai vedė taip pat pagal scenarių. Čia yra tobulybė. Kai tu, žinai, nes, tu matai, kai būna tas Eurovizinis momentas. Kaip tu fantastiškai šį vakarą atrodai.
O, ačiū, tu irgi. Ir visiems jie tą patį šūdą įkiša, ta prasme, pradžioje. Kodėl? Ir labai geri vedėjai netgi būna sudega. Ką aš žinau, aš dabar neatsimenu, gal koks Marks Zelmerlau švedas šitas, ar kas jis toks yra, ar jis yra vedęs šitą. Aš kažką atsimenu iš kelių va, tų vedėjų, prasme, kurie tikrai lyg ir fainai bandė tą daryti. Bet vargas. O jo, čia tikrai ne, bet kad toks, kur labai fainas renginys. Ką žinau, man labai patinka iš tokių mažų renginių, bet didelių, kai yra didžiulės, galingos, fainos įmonės su gyvais, pozityviais, jaunais visom prasmėm ir siela, žinai, žmonėmis, kurie lauko renginys, vasara yra didelė scena, visokių kokybiškų gerų veiklų, vakare žiauriai geras koncas su kokiais 2-3 atlikėjais, rėkianti minė, tai yra geriausias dalykas, dėl to, kad tu būdi prisidėjęs prie to, kad viskas jiems būtų nice, o ne tik, kad pranešė, kad dabar scenoje bus, žinai, AC/DC. Niekas nepranešė. O tu labiau dueto esi vedėjas ar labiau mėgsti solo? Didžiąją dalimą absoliučiai geriau solo, absoliučiai, nes tada žinau, kas bus. O duetas tik tada, kada tu jauti partnerį. Tai dėl to mes, pavyzdžiui, kai dirbam su Justeliu, žinai, su Jankevičium, tada yra viskas easy. Kitais atvejais visaip. Yra buvę labai gerų atvejų, yra buvę atvejų, kurie baigėsi geruoju, aišku, niekas nieko nepastebi, bet aš, ta prasme, nesijaučiu taip gerai ir laisvai. 2 galvos gerai, bet su viena gražiau, žinai. Jeigu tau kas duotų dabar 1 milijoną eurų, mestum savo darbą? Kiek čia man reikėtų metų, kad uždirbčiau atgal? Daug reikėtų metų. Aišku, meščiau. Supranti, tiesiog reikia pinigų dabar, visai, sakiau, minčių yra. O aš galėčiau grįžti paskui į savo darbus. Ai, ne, tipo, kažkas nes milijonas, jo, jeigu jau su visam, žinai, arba 10 metų, tipo, nieko neveiks ir imk 1 milijoną eurų, neimčiau. Ką man reikalinga. Bet šiaip, jeigu duotų 10 milijonų ir kažkurį tik laiką, reiškia, iki kalėdų. Iki kurių? Gerai, galėčiau iki 24 metų kalėdų, tai gruodžio, reiškia, pabaigoje galėtų man skambinti ir klausti, ar galim korporatyvkę daryti. Tada tiesiog, jo, normaliai palsėčiau kažką. Ten tą butą Nidoj nusipirkčiau, kur reikia, gal dar kur nors Ispanijoje. Tai tie, kas norit užimti Stasiulio vietą, tai pasiskaičiuokit, ar samdyti jį kaip coacherį, ar sumokėti jam 1 milijoną ir eiti. Liks vieta, kągi. Bandykit. Ką manai apie ateinančią kartą? Tu matai tokią jaunos kartos vedėjus, kurie lipa ant kulnų arba tiesiog bando... Jo, būtų turbūt kvaila galvot, kad jų nėra ir kad jie gerai nepavaro. Bet žinai, kai tu pats dirbi renginį, tai tu kaip ir nematai kitų jaunųjų renginių vedėjų, kurie kažkaip išauna. Dažniausiai atveju neva geras renginių vedėjas arba vedėja yra tas, kuris ateina iš teliko. Čia, žinai, čia kaip dėl to, kad pirkti tokį lengviau, žinai, įmonės darbuotojai pažįsta, jiems fainai ir visą kitą, bet reikia pripažinti, jeigu telikas yra kaip kartelė, ar ne, arba radijas, jeigu tu tai nesivadinės, tu esi jau kažkuo geras. Jeigu esi visai naunėjimas, tapti gerų renginių vedėjų ir žinoma yra sunkiau turbūt, bet man atrodo, kad tokių yra ir jie turi savo nišas ir ateina. Ir aš dar kol kas apie juos, kad kažkokiu labai žavėčiausi, pavyzdžiui, nežinau, nes nepažįstu, nesu matęs, bet kad jų yra va tiek ir tiek, tai faktas. Visi išauga iš to, kągi, žinai, etapo ir tampa fainais, natūraliai žmonėmis. Tai jei vis tik norėtum, kad tave kas, pasiemi tą 1 milijoną, ne, ir kad kas tave pakeistų. Kam raktus palikti metams, bet aš sakiau tik metams, 1,5 metų. Taip. Kam palikti raktus? Čia iš draugų galima palikti kažkam. Ne, tai ką žinau, tai Jankevičius tikrai geras žmogus, jam palikčiau. Tai jis jau yra scenoje. Jis jau yra scenoje. Kam palikčiau? Blemba, palikčiau tikrai, aišku, jis gal man ir padėkos. Pavyzdžiui, mano geras bičiulis, kolega radijo buvęs, pavyzdžiui, palikčiau Gintui Vačikauskui. Geras žmogus jis. Jis MV nedirba. Jis gerai gaudys, gerai dirba su publika. Plus padalintų per savo renginius dirbdamas vietomarės mano vizitkių, kai greičiau. Jo. O tu turi vizitkę? Ne. Oi, ne, būtent klausė, atsiprašome, norėtumėm jubiliejų pakviesti, norėtumėm vizitinės kortelės.
Sakau, kažkaip čia mane tuoj susiraskit, tuoj aš ateisiu ir labai nemėgstu tų tiesioginių kvietimų, jeigu kviečia ne per organizatorius, nes patikėk, gali būti reikalų, gali tek rūpintis kotletais, Yra tokių buvę, kur lakstai po virtuvę ir klausia, kada čia bus maistas, nes visiems yra visiškai dzin. Nesinori dirbti tiesiai, yra labai, labai prastas. O vis tik tu vedi asmeninės šventės, vestuvės? Karts nuo karto labai retai, bet tikrai labai retai. Vestuvės, jeigu būna organizatorius, paskambini iš karto, ten, kur žinai, organizatorių, ten bus gerai, žinai. Tada žinai, kad bus normali scena, normalus garsas, tada žinai, kad bus atlikėjų, žinai, žmonės ten investavę pinigų, reiškia, tau mažiau dirbti reikės. Ne, tai yra kaip ir juokas. Bet jeigu yra sudaryta programa, tau joje nardyti yra žymiai lengviau, nei tu turi tiesiog 4 tuščias valandas, kur tu nežinai, nei ką daryti, nei rekvizitų, žinai, normalių turi, nei ekrano nėra, žinai. Tai nori daryti žaidimus, reikia ekrano, reikia garso normaliai, žinai. Ai, neturim ekrano, neturim teliko. Tai ką darysim? Butelio nekišim šampano dabar, žinai, įklyna viens kitam. Nepatinka man šitie dalykai. Gerai, Mindaugai, žiūrovas mato tą gražią renginio pusę. O kokie yra renginių užkulisiai? Bet net tiesioginė prasme, kokie yra užkulisiai, tai galima ir tą įvertinti, kiek gražu yra scena ir kai tu išeini ir čia sveiki, žinai, ir tau plekšnoja per petį ir sako ačiū. Ir tada, žinai, tas, kur tu atvarai visas toks užsiparinęs, susijaudinęs dėl renginio, sėdi kažkaip kamurkiai, žinai, prie virtuvės, ten, žinai, padavėjai eina tave stumdo, žinai, nes nėra vietos ir visa kita. Tada greit apsirengi, tada dar ten pat rengis dar kokie, žinai, dar 3 dainininkai, ta prasme, žinai, ten, tai nėra svarbu. Ten plikas, neplikas, ten kreivas, nekreivas, visi, žinai, susimal, tada išbėga į sceną ir visi tokie labai faini, žinai. Bet čia nėra ta blogoji pusė, čia yra tiesiog, kad mes esam tokie, mes juodadarbiai esame, iš tikrųjų, nes ariam labai normaliai, žinai, tie patys organizatoriai, dar kažkas priešengi, kas čia bus, žinai, stresuoja parkės ir visa kita. Nebūtinai taip stipriai, bet vis tiek vidinis stresas yra ir staiga prasideda renginys ir visi, žinai, susikoncentruoja ir nušvinta, va tai yra nuostabu. Iki tol yra daug jaudulio ir jis labai ėda, žinai. Tai yra tamsioji pusė. Ne buitis, bet turbūt emocijos. Ar tikrai viskas gerai bus ir ar viskas gerai pavyks. Mes šiandien filmuojamės restorano Taurakalnis patalpose, valdovų rūmose. Taurakalnis išties įspūdingai kuria ir užkandžius, ir patiekalus. Linkėjimai Monikai. Linkėjimai Monika. Ką valgo Mindaugas Stasiulis? Kai visi valgo vagių jautienos steiką, arba argentinietišką steikiuką, arba dar ką nors, aš valgau sumuštinį su duona renginį. Būna, atneša marmitą, žinai. Tai gerai atneša, nes būna dažnai nieko neduoda valgyti. Ir man nereikia, bet galvoju, kodėl mums duoda kitą maistą, žinai. Bet ką aš galvoju, kad mums duoda. Bet yra tokių, kur atvarai, nėra vandens, net galvoju, gal kokį raiderį čia tada, nes taigi atlikėjai dar vis sugeba raiderį parašyti, kad mums reikia ten, žinai, 17 buteliukų kolos, vandens ir ten, žinai, arbūzo, ten, tipo, besėklių. Rankšluostukai, tam tikros spalvos persirengimo kambarys su vaizdu. Yra ir tokių Lietuvos atlikėjų. Čia yra išsikalinėjimas, mano galva. Atsigerti vandens reikia, bet kad, žinai... Lupti vaisiai. Lupti vaisiai. Kai pats esi atsilupęs, tai ir vaisių reikia luptų, man atrodo. Atsigerti reikia dėl to, kad džiūsta burna, bet visa kita, gal tada, žinai. Man, pavyzdžiui, yra žymiai geriau būti alkanam ir prieš renginio, po renginio sustoti degalinį ir pasimti su visais padažais, žinai. Apsidovanoji save. Važiuoja toks, žinai, mojuoja tą dešrą, žinai. Pavyko. Gerai, Mindaugai, 3 tavo patarimai renkantis vedėją. Į ką kreipdėmėsi, tai yra, aš nežinau, net nebūtinai reikia klausyti, ką sako, kaip dabar čia tau nepakišt kojas, organizatorius, nes yra organizatorių, kuris sakau, kartais nebūtinai parenka tiksliai, žinai, o vis tiek pakvies savo draugelį. Aš dar vis piktas ant to, žinai. Rekomendacijos. Turėti surinkus rekomendacijų iš panašaus skonio žmonių kaip tu, kurie yra matę tam tikrą vedėją. Arba pats esi buvęs kažkur ir matęs. Pats savo rekomenduoji, nes matėjai, arba per patirtis kažkas kitas matė ir pasakė. Man atrodo, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nes, žinai, gali būti kažkoks superstaras iš teliko, iš serialų, visą kitą ateina, žinai, ir visiškai šūda malą. Žinai, būna tokių, kur, esu girdėjęs, kur sako, negaliu patikėti, kad šitas žmogus, taip prastai, taip arogantiškai, taip nepagarbiai su svečiais elgisi. Tai tas yra svarbu.
Tas žmogus, kurį tu kvietiesi, neturėtų būti jis turėtų būti ganėtinai, kokia šventė bebūtų, bet jis turi būti laisvas ir toks nepasimetantis. Kai tu renkies vedėją, reikėtų rinktis kažkokį liberalų, laisvą, o ne įkalintą savo kažkokiam amplua žmogų. Tai yra 2 dalykai. Žinai, čia ta trejetą yra pakankamai sudėtinga padaryti. Ir aišku, jeigu pasirinksite žmogų, kurį visi pažįsta, bet iš matymo, tai yra žinomas žmogus, kurį visi yra matę, nuo to išlošit dėl to, kad svečiai labai ilgai kalbės apie tai. Buvo tas ir tas. Nors ar tai duoda vertės kažkokios, nežinau, bet emocinė vertė be abejo duoda. Renkantis vedėją, aišku, o renkantis organizatorių. Tai tie patys kriterijai. Jeigu kažkas, kas jau su ją buvo, rekomenduoja. Žinok, šitą moteris fantastiška. Gali tuoktis. Ir jeigu tokių surinki bent 30 rekomendacijų. Čia yra buvę visko. Okay. Ką klausai? 3 patarimai renkantis organizatorių. Blemba, nežinau, kaip ten jums, aš nežinau, kokios čia jūsų maržos ir kiek jūs uždirbat. Bet žinai, kartais norėtum, pavyzdžiui, kažko norėtum, bet supranti, kad turbūt daug kainuos, nes ta kokybė kainuoja. Daug žmonių, kurie dirba, vadyboje, kurie dirba, kurie tvarko prie scenarijos, kurie dirba, žinai. Nes tas būna, kur vienas, kur administruoja renginį, būna ne tai, kad vienas žmogus, kur samdaisi renginukui, kad jis ten kažką patvarkytų. Man sunkiai įsivaizduojama, kad didelį renginį gali padaryti, žinai, 2 ar 3 žmonės. Jeigu tu matai, kad jeigu darot rimtą, solidų, norite geros kokybės renginį ir daug žmonių yra, tai reikia imti su gera patirtimi, turbūt kad ir gan didelė įmonė, kuri sugebės suvaldyti procesus. O ne taip, kad, žinai, padarysim, čia kažkaip mes padarysim, dar su 3 šalių pasimsim biškį, žinai, su brangovu. Aš labai tuo abejočiau. O kas tą gali patarti, neįsivaizduojama, tai skirtingi lygiai yra vestuvių segmentas, tai ten yra, o Jezu, ten atskira respublika. Nesu jokių ten tų, žinai, Facebook grupių lankytojas, kur apie vedėjus kalba, jokių vedėjų puslapių, žinai. Aš nežinau, kaip jie ten kalbasi, kaip pasirenka organizatorių ir visa kita. Bet man atrodo, kad solidžios įmonės, kietos įmonės vis tiek žino tuos top 3 organizatorių. Kaip ir visi, kad žino, tik, žinai, galbūt nepasako. Ir aš žinau, ne vien tik rekūrai. Su pagarba. Būtų keista, ar nepagirti tavo konkurentų, kurių neįvardinsime. Bet aš visada prisistatydamas didžiuojas, kad aš esu tarp top 3 didžiausių Lietuvos renginių agentūrų. Nesakau, kad vienintelis, didžiausias, geriausias, nes iš ties mes rinkoje turime 3 didžiausius žaidėjus, bet turime ir daugiau. Visi žaidžia šitoje rinkoje, ne? Taip. Kiekvienas turi savo veidą, specifiką, estetiką, kūrybiškumą, originalius sprendimus. Sritį, kurioje galbūt daugiau dirba, žinai. Visiškai sutinku. Ir jeigu tu jau sakai, kad yra top 3, top 5, vadinasi, tai jau yra pramogų industrija. Vadinasi, tu nesi vienas. Tai yra jau atskira respublika, kurioje žmonės dirba tą darbą ir yra visiškai profai. Tai man atrodo, kai pasižiūrė tą top 3 arba top 5, tai viskas aišku. Jeigu biudžetas yra mažesnis ir lūkesčiai mažesni, galimybės mažesnės, tada jau rizikuokit, ką darysit. O tu pats domiesi pasauliniam tendencijom? Ar stebi kitus tarptautinius renginius ar filmavimus? Tai be abejo, jeigu tai yra susiję, dabar, žinai, iš šou pusės, ar tai yra kažkokie televiziniai renginiai, didieji apdovanojimai, dar kažkas, ar festivaliniai renginiai, kurie kažkokį savo vizualiką įdomus, tai be abejo. Nežinau, koks ten renginys yra holograminis ABBA šou, bet man buvo žiauriai faina Londone, žinai, iškart pirmų taikymų varyti ne tik į miuziklus, žinai, vieną, kitą, ten trečią, bet iškart pasižiūrėti, kaip ta technologija žiūrisi, kaip jie atrodo, ir tada, kai pamatai, kaip jie realiai veikia ir kokia yra fantastiška, supranti, kad čia yra, tam tikra ateities dalis. Ji nesunaikins tikrų žmonių, žinai, bet jokių būdų, nes hologramos be gyvo žmogus nieko nereiškia. Bet tai yra dalis, kurią gali papildyti šios dienos renginius. Man tai labai įdomu yra. Įsivaizduokim, po 10 metų, ponios ir ponai, sutikite renginio vedėją Mindaugą Stasiulį. Ir vis dar be botokso, bet holograminis, žinai, kaip ABBA, žinai, įrašytas, žinai, gali ir tai būti. Tai, kas bus tada scenoje? Labai norėtųsi, kad būtų jo vizualu, viskas skraidytų ir ne tik būtų tai vizualinė kažkokia tai apgaulė, tik per ekranus,
Nu, bet kad iš tikrųjų būtų tokių fainų techninių sprendimų tiek filmavimo prasme, tiek ekranų prasme, tiek žmonių pojūčio prasme, kad jie pasijaustų, nu, tikrai gerai. Nes vienas, tai žinai, Stasiulis plikoje scenai, nu, tipo, reikia visumos technologijų, ir technologijų, ir žmogiškų dalykų. Yra dalykų, dėl kurių nemėgi naktim. Kai namas tačiau nemiegodavau, nes sapnuodavau, kaip bėga vanduo į vidų ir tai būdavo iš tikrųjų. Ir mintise talžydavau su plytgalius darbų vadovą. O dabar, žinai, dabar aš kartais po filmavimo grįžęs arba po renginio, tai žinai, kur būna, grįžti namo. Nu, žinai, tai mildelį, nu tai kada tai jau čia, žinai, arba jau mieg, tai kada tu čia grįši, žinai, kada įsimiegot. Tu turi dar atsėdėti valandą, 2 dėl to, kad pas tave dar vyksta dalykai. O jau dar kelyje važiuoji, dar pailsi šiek tiek. Dėl to man patinka iki valandos važiavimus po renginio. Aš pailsiu. O jau grįžti namo sėdi, žinai, žiūri į sieną, tada nueini miegoti ir tada dar toliau sapnuoji viską. Aš, sapnuoju tik po to, kai yra įvykę, o kas kažką ateities baimių, košmarų, tai nelabai. O kaip manai, ar reikia leisti šuniui miegoti kartu lovoje? Aš turiu šunį ir... Ypač su tais, kurie neseniai vedė. Savėjo, norėtus pajokauti, žinai. Beje, sveikinu jauną vidį. Ai, ačiū, jo, teisingai. Ai, patys organizavom, žinai, vestuves. Nidoj paprastai, pati Nidas organizavo mums vestuves, viskas ok. O dėl šuns, kai gyvendavau vienas senais laikais, dar prieš kokius kelius metus, tai tiek mažai dėmesio skirdavau šuniui, kad sakydavau, nu davai atvaryk, žinai, čia pagulėjus ant, leisdavau į lovą įlipti, nes jį labai nori, žinai. Bet dabar ne, bet jį guli šalia lovas ir jai nereikia. Bet miegamajam gali būti, viskas tvarkoja. Viskas gerai, gali išeiti, gali būti. Ai, tik ne tada, kada nereikia. Tai ką, Mindaugai, šiaip smagu buvo labai su tavim, greitai prabėgo laikas. Klausyk, nenori net klausti, kiek valandų, nes aš sakiau, kad turi tik valandą. Aš manau, kad... Tu mane apgaudinėjai, kodėl tu nepadėjai laikrodžio, kodėl tu turi laikrodį ant rankos? Bet aš manau, kad mes tilpam į tą valandą. Mes puikiai pašnekėjome. Taip. Apie viską, nuoširdžiai, įdomiai, su patarimais. Fain. Gerai klausai, galėtum būti normalus vedėjas to, žinai, visai. Viskas gerai. Jeigu kada neteis koks nors, eik pats. Esėjas? Gelbėt. Esu. Netėjo, ar buvo tiek beviltiška, kad išspyrė, sakai, duok mikrofoną? Apie tai kitoje laidoje. Lygit įsijungę, rašykit, komentuokit, spauskit patinka, dalinkitės. Man tai yra svarbu, visiems kūrėjams yra svarbu, kad tai, ką mes kūrėme, pamatytų kuo daugiau žmonių. Iki.